Laba diena. Norim jum pristatyt vieną programą. Vieną programą, kuri buvo iššūkis mums, lektoriams, ir iššūkis tam tikras bendruomeniai ir mūsų studentams, kurie pasirinko šitą programą. Iššūkis kuria prasme? Ta prasme, kad nagrinėjom klausimus, kurie mm, mūsų mokslo visuomeniai, plačiai sklando ir kuo toliau, tuo plačiau. Tačiau to supažindinimo mūsų platesnės visuomenės su tom problemom mes neaptikom. Neturim praktiškai mūsų visuomeniai tokios informacijos ir tokių dalykų, kaip šviesti tą mūsų visuomenę. Taigi mes nusprendėm Holistinės edukacijos institute tą programą paruošti tokiu pavadinimu: žmogus, aplinka ir kvantiniai laukai. Ir tai atrodo lyg tai skirtingi visiškai objektai, bet mes išdrįsom apie tai šnekėti ir pabandyt pasamprotaut. Kaip minėjau, tai iššūkis buvo mums, nes visą tą nagrinėti ant tokio vieno pagrindo buvo sudėtinga. Bet kodėl mes išdrįsom šitą dalyką? Mano išsilavinimas yra medicininis, aš baigiau savo laiku Kauno medicinos institutą, biofizikos skyrių. Tai tas man leido truputėlį plačiau apimti tos reiškinius, kurie vyksta moksle aplamai, medicinoje, fizikoje, kvantiniai fizikoje tame tarpe ir mūsų aplinkui. Tą pagrindą mes bandėm su gerbiama mano kolege Ieva suformuoti išeidami iš tų žinių, kurios jau buvo seniai žinomos. Bet jos buvo priimamos mūsų visuomenėje kaip tam tikra tikėjimo forma. Gi dabar, plečiantis į kvantinės fizikos pasiekimams, o pasiekimai labai ženklus, ne praeitais metais, bet 22-23 metais mes turėjom po 3 Nobelio premijas būtent iš kvantinės fizikos srities. Reiškia, 6 mokslininkai iš eilės fizikoje, kuri labai turtinga savo įvairiomis kryptimis, buvo skirta tik tai šitai, būtent kvantinės fizikos sričiai. Tai rodo aplamai visos pasaulinės visuomenės didėjantį dėmesį šitom technologijom, tiek paklausą tom žiniom, tai informacijai ir plačiai visuomeniai. Taigi mes nusprendėm tą krūvį pasiimti ant savo pečių, pabandyti jį pačiupinėti. Ir manau, kad galgi visiškai neblogai mums ir sekėsi. Aišku, ponia Ieva, taip sakant, žavesnė dalis šitos mūsų programos, daug įdomių temų pristatė, bet visos temos koncentravosi į keletą sričių. Tai yra žmogus, kaip mes suprantam žmogų, jo egzistencijoje, jo funkcionalumuose. Tam, kad visus tuos dalykus surišti į vieną kažkokį tai teorinį pagrindą, kuriuo mes galėtumėm žiūrėti plačiai ne tik tai į žmogų, ne tik į aplinką, bet ir į visą pasaulį ir į mūsų realybę, mes nagrinėjam kompleksinių sistemų teoriją. Kaip galim visą tai suintegruoti į tam tikras problemas, jas išryškint, nueiti gilyn ir tuo pačiu apžvelgti plačiai. Taigi po būtent šitų reiškinių aptarimo
kompleksinės sistemos teorijos įžvalgų tam tikrų. Mes perėjom prie žmogaus fiziologijos kai kurių aspektų, po to nagrinėjam pačios kvantinės fizikos esminius principus, kurių yra ne taip jau daug, 3, bet kurie, na, atsiveria įvairiais stebuklais mūsų supratime tos aplinkos, tos realijos, kurioje mes gyvename. Na ir šita ponia Ieva papasakos apie aplinkos nagrinėjimą šiame kontekste. Na ir gale drauge mes tokiu, manyčiau, labai įdomiu akordu užbaigiam tą programą taikymais, kur mes norom nenorom susiduriam su tom technologijom, kaip jas suprasti ir turėti platesnį žvilgsnį į tą nuolat besikeičiantį, augantį kompleksiškumo pasaulį. Taigi, trumpai apie šitą programą norėčiau aš jums papasakoti dar, bet manau, kad turbūt man laikas perduoti auditoriją poniai Ievai. Tik tai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų ta programa, pirmą kartą, kada mes ją skaitėm, tai buvo pradedant nuo praeitų metų, turėjom studentus, jie su didžiuliu įdomumu ir su didžiuliais teigiamais atsiliepimais, ypač tą kursą praėjo, ir tai keitė juos kaip žmonės. Nes žmogus susivokiantis ir suprantantis, kas aplinkui jį darosi, jau yra kitoks žmogus. Taigi kviečiame į šitą pokytį savo klausytojus, prisijungiant prie šitos programos Žmogus, aplinka ir kvantiniai laukai. Kaip manot, ponia Ieva, ar teisingai darau kviesdamas? Taip, žinoma, tikrai, profesoriau, šita programa unikali, net turbūt nebijau panaudoti šito žodžio. Tokio analogo turbūt mes nelabai rasim šiuo metu Lietuvoje, tai tikrai, o greičiausiai ir užsienyje nelabai kas tokiom temom daro tokias programas, net 40 valandų, kur mes galim prisiliesti prie visų naujų žinių, ką atranda kvantinės fizikos mokslininkai, na ir tuo pačiu, reiškia, prisiliesti prie to senojo paveldo. Tai aš pati daugiau nei 15 metų jau studijuoju metafiziką, studijuoju skirtingų kultūrų metafizinį paveldą. Pati studijavau Jevčenhajaus meistro akademijoje ir Francis Leo akademijoje, tai yra tokie 2 meistrai. Vienas iš jų netgi yra tiesioginiai žinių perdavimo linijoje nuo 14 amžiaus, kada žinios buvo perduodamos iš lūpų į lūpas, taip kad aš prie to tokio senojo, autentiško paveldo, šiek tiek tiesiogiai esu prisilietusi ir juo norėsiu su jumis pasidalinti. Ir šitoj programai turbūt ir yra tas vienas iš iššūkių nutiesti tą tiltą tarp senojo paveldo, metafizinio tokio paveldo, tai kas mums atrodė, kaip ir gerbiamas profesorius paminėjo, kad anksčiau tai buvo tarsi kažkoks tikėjimo dalykas, bet remiantis šiuolaikiniais atradimais, šiuolaikiniam technologijom, tai jau panašu į tai, kad patampa mokslo dalimi. Tai šitoj programoj mes tiesiog bandom nutiesti tą tiltą tarp praeities, dabarties ir ateities, nes galim sujungti tai, ką senosios žinios mums sufleruoja iš senosios visos patirties ir tai, ką šiuolaikiniai fizikai, kvantinės fizikos atstovai atranda
mes galim tiesiog ties savimi dabartyje sujungti. Ir turbūt vienas iš tokių stebuklų, mano akimis žiūrint, kad būtent kai mes pažįstame labiau, tą visatos, na, tokį, pačią visatos, sukūrimo tokį modelį, tai, kas eina dabar per šiuolaikinę kvantinę fiziką, ką atranda mokslininkai. Mes turim tą unikalią galimybę pažinti ir save naujai. O kai pažįstam save naujai, atrandam save naujai, mes turim tą galimybę ir išskleisti savo potencialą naujai. Tai kaip ir minėjo gerbiamas profesorius, tikrai studentai, tie, kurie jau praėjo tą mūsų pirmąjį bandymą šitos programos, praėjusį sezoną, tikrai išėjo iš tos programos pakitę, atradę kažką naujo ir tikrai tikiuosi, kad jie pritaikys tą savo gyvenime, nes kai mes atpažįstam tuos procesus išorėje, mes galim analogijos principo atrasti tuos dalykus ir savo viduj. Ir tai nėra tiesiog teorija vardan teorijos, kad mes tik susipažįstam, bet visi tie, kurie norės giliau įnerti ir giliau pažinti tiek save, tiek mūsų supančią aplinką, manau, tikrai jaus ir malonumą tame, ir tikrai gaus naujų žinių ir atras patys save naujai, kas, aš manyčiau, yra, na, esminis momentas, nes viskas prasideda nuo mūsų pačių. Nuo to, ant kiek mes gebam patys būti koherentiški. Va, tai šitą sąvoką mes irgi su gerbiamu profesorium, aš manau, aptarsim ne vieną kartą programos metu. Ir tai yra be galo svarbu šitame laikmetyje, naudojant ir tas šiuolaikinės technologijas ir atsiremiant į senąsias žinias, visą tą sujungti ir aktyvuoti. Tai va, tai mano turbūt viena iš tokių pagrindinių užduočių šiek tiek praplėsti požiūrį apie mūsų supančią aplinką, nes ta mūsų aplinka, kaip sako ir senosios tradicijos, ir ką kalba šiuolaikinis mokslas, jinai visa gyva ir pilna įvairiausių procesų ir įtakų. Ir mums tikrai laikas ją pažinti šiek tiek giliau, praplėsti tą požiūrį į mūsų supančią aplinką ir kad galėtume ją kurti sąmoningiau truputuką ir prasmingiau. Va, ir tiesiog galėsim kelti šiek tiek kitus tikslus aplinkai, šiek tiek kitus galbūt net ir reikalavimus. Va, jau pažiūrėsim, kaip kiekvienam iš mūsų tai pavyks, tiek mums kaip dėstytojams išskleisti ir jums kaip būsimiems klausytojams suintegruoti visas tas žinias savyje. Tai va, tai tiesiog prisiliesim prie šitų dalykų, pasistengsim gana gilius dalykus užkabinti ir manau tikrai tas laikas nebus praleistas tuščiai. Tikrai rasit kiekvienas kažkokių tai labai asmeniškai svarbių momentų. Va, ir ta aplinka ir žmogus, ta sąveika tarp aplinkos ir žmogaus, jinai tikrai išsiskleis truputėlį naujai. Manau, kad tą požiūrį praplėsti yra būtina, juolab, kad gyvenam šiuo metu technologijų amžiuje ir tiesiog papildys galbūt jūsų tą matymą ir tuo pačiu jūs pačius ir tą patį suvokimą apie jūsų vidinį pasaulį, apie tą išorinį vidinį pasaulį ir kokios gali būti tos koreliacijos ir tie tiltai tarp visų šitų dalykų. Tai va, tai turim tokį iššūkį ir tikrai siūlau išbandyti šitą programą, patirti ją ir išgyventi, nes čia yra tikrai unikali patirtis, unikalus mūsų bandymas ir juolab, kad mokslininkai kiekvieną dieną vis kažką atranda. Ir galima sakyti, ta programa, kokia buvo praėjusį sezoną, jinai gali būti truputėlį kitokia jau šį sezoną. Tai taip, kad esam tikrai atviri naujiems atradimams priimti ir jūsų klausimams, nes kaip mes ir bandėm su profesorium praktikuoti šito kurso, praėjusio kurso metu,
kada studentų klausimai lygiai taip pat yra svarbūs, nes jie papildo visą programą ir mes galim naujai išskleisti tam tikrus dalykus akcentuojant. Tai taip, kad ir jūsų klausimai, ir jūsų iniciatyvos yra labai laukiamos. Tai taip, kad čia toks gyva programa, kurie tiek vystosi dėl to, kad mokslas vystosi ir ta programa vystosi dėl to, kad mes visi kartu apsikeičiam savo įžvalgom, patirtim, žiniom. Va, tai tikrai. Tai nežinau, gal dar profesorius nori ką nors papildyti keletą punktų. Čia ponia Ieva gražiai įvardino tą mūsų pasaulėžiūros formavimo tęstinumą nuo senovės tradicijų iki dabartinio susivokimo šitose tradicijose, naujo priėmimo tos mūsų realijos. Ką reiškia naujo? Ta prasme, kad įprasmintos, suvokto pažinimo tos mūsų realybės. Mes jokių būdų neketinsim jūsų išmokinti kvantinės fizikos. Jokių būdų ne. Mes tik tai bandysim perteikti tą supratimą, kurį mes patys pasiekėm ir kurį mes pajutom pirmo mūsų kurso metu, kaip gerbiama Ieva sakė. Ir tas bendravimas tarp mūsų ir studentų buvo ne ką menkesnė tos programos dalis, ne kaip vien tik tai mūsų pasisakymai ir pareiškimai. Tos patirtis, kurias perteikė studentai mum, sako, bet čia ir yra gyvenimas. Taip, tai yra gyvenimas. Ir mes tik tai dabar susivokiam, kad tame yra prasmė ir kartais mums pasiseka išsiaiškinti, kokia prasmė. Vat šito mes ir kviečiam prisijungti mūsų studentus, kad galėtume drauge tą pasaulėžiūrą plėsti, tą suvokimą plėsti ir tą sąmoningą visuomenę formuoti. Drauge su jūsų pagalba. Mes ir jūs. Kviečiame tapti komandos nariais. Taigi pabaigai noriu visus pakviesti, tiek esamus, tiek būsimus holistinio ugdymo instituto studentus pasirinkti šią programą Žmogus, aplinka ir kvantiniai laukai, prisijungti ir patirti tikrai kelionę, patirčių kelionę, suvokimų kelionę ir sudalyvauti šioje programoje su gerbiamu profesoriumi Alfonsu Vainorum ir manimi Ieva Daniele. Iki greito pasimatymo holistinio ugdymo instituto paskaitose.